Tai va, labą rytą. Tęsim darbus prie priekabos. Kaip ir minėjau, reikia apsivirinti šitą dalyką. Na, čia tą pastiprinimus dėsim. Tą lenciūgą reikia pridėti. Nu, kaip ir bus viskas tiesiog. Dar reiks galvoti, ką daryti su tą koją. Kaip čia kur perkelt. Nes čia už šitos apatinės dalies kliūva šitos. Tiesiog keliu važiuoja nekliūva, bet kai kyli kokį kalną reikia su posūkį, tai kliūva. Tai va taip. Žiūrėsim, darysim, gal kažką ir padarysim. Nu ką, einam virinti. Na va, viskas prisnaregliuota. Jau dažom, čia da įdėjom papildomai. Dėl tvirtumą. Čia da biškiuką virinom. Ir po biškinai važiuos į lauką. Nu va, kiek iškelia. Gerai, niekur nieks nekliūva. Niekur nieks nekliūva. Traukinėjam techniką. Priekabas reikia įsitrauką, galėtume prisikabinti siejamąją. Šitą priekabą irgi už konteinerio. Užsikabinam. Tempiamės. Pusgolių keitimas, cilindro leidimas, įžiūri dar dvi priekinės padangas yra tuščias. Tai, man atrodo, šitą siejamoji niekada nebuvo užkabinta ant tačiau yra netempimai. Pirmas kartas. Bandau slastas skrautuvus priekabą. Bandai stumti. Šitą tuščią. Jo. Tos vidurinius guolius ten keisim. Tos, jeigu viduriniai geri perkeliam čia, vis tiek laiko. Tai taip nereikia pirkti 4, tai perkite tik 2, būn gerai. Aha. Ritėsi 100. Nes jau buvo pastatyta vis tiek žiemą jinai. Laukiu šios dienos. Sutvarkysim lauksio jos. Pas mus slidu. Žiauriai slidu. Plens tai, kol nebuvo nudruskins tai. O jas, Marija. Kojas, rankas gali įsisukti. Nu, taip ir sukom. Vietos ne per daugiausiai. Vieną varžtą atsukau. Dar 3 lika, vieną prasukau. Įsilindęs. Jaučiu labai fainiai. Sukti. Kada rankai tai įkiš normaliai. Ant taba nieka. Kur guoliai? Prie spintos, man atrodo. Ar spintoj. Labai čia sunkiai neįtrauks visiškai iš nieko. Gerai, kad praeitais metais ne per stipriausiai buvo užveržęs, tai nereikėjo vartą atsukant. Bet nesilaisvina per tos visus metus. Kiekvieną žiemą keičiam guolius vidurinius. Užpraeitais metais buvo subirę jau viduriniai.
Man atrodo, rudenį. Per rudenį nesėja. Tai persvirinama šis. Vidurinis guolius dedam į šoninius, jeigu šoniniai būna tokie pavargę. Ir laiko. Jeigu viduriniai guoliai būna sveiki, aišku. Tai 2 varžtai iš viršaus ir 2 varžtai iš apačios. Tik taip neprieini. Nu dabar reikia išlysti. Ir va 2 varžtai čia. Nu, visi 4 atsukti, 2 išmušti. Nu ką, viskas, abi ašys išimtas. Ant žemės tai lieka įsitraukti. Traukimis ir nelabai malonus per šitos dalykus. Valytuvus. Viskas stringa. Nu kaip nors. O, šiandienos projektas dar bus vežimėlis. Biški bajaus. Bet gerai bus. Reikiam kokiam susidėti raktam. Nusivežti prie siejamosios. Kažkas jau panašėja. Nu tai va, biški galiu papasakoti apie konteinerius. Kaip čia? Į konteineris iš ko buvo darytas šits visas. Nupjaum konteinerį kiek reikia. Apačią pasiliek. Konteinerį apačia tokia va būna. Su mediniam grindim. Išpjaun. Įleidžiant rėmą. Ką reikia įsipjaustą bortam. Metalą nupirki. Įspjausi to skardą nuo konteinerę. Apvirinį visą užsidėjęs. Gaunas priekaba. Šitą neverčiama, kaip ir minėjau. Sėklą įvežti. Vežt tiksliau su ją sėklą. Duris dar tos pasilikusias nuo šito. Kiek žinau, šito irgi darys priekabą. Važiuoklės ieška. Dar viena priekaba yra padaryta iš... Čia buvo 6 metrų konteineris, tai visai ir uždėjo. Kita priekaba ir padaryta iš 12 metrų konteineris, bet ten atrodo konteinerio. Bet ten, atrodo, 8 metrų priekaba buvo, tai nupjovė kiek reikėjo. Iš to konteinerio dar išėjo sandėliukas. Vienas, kaip anksčiau matėte, ir 4-tonę priekabą darėm. Rudąją. Praeitais ir užpraeitais metais buvo mašį persvirinę, sakant, abidvi. Tai dabar reikia apsukti. Šitą dėti į išorinę, o to kitą eis į vidinę. Laukiam guolių, bus tai penktadienį. Projekčiuks mūsų praeitos dienos vakarykštės. O lempas tvarkysim, tvarkom, darom. Labai didelis svoris čia yra, tai nulūžinėja per tas vietas. Aš šiaip ištraukiam žiauriai greit. 5 minutės abi ašys buvo lauk. Kiek vietas, ane? Cilindru. Išėmiau kaladukus čia, kur stovi. Reikėjo vieną išėm, bet išėmiau 2. Tai
užsakė vieną naują kaladuką, nes man atrodo nelaiką jis ten to slėgė savy. Šlangas reikės keisti, nes yra gerokai jau padrožtų. Kažkiek pakeisim šlangas. Lempas naujas sudėsim. Čia lempas. Šiokias tokias. Laidą reiks susitvarkyti. Čia šakės tam buvo. O atrodytų pakeisim guolius ir viskas. Pastatysim į šoną vodą. Kiek daug reikalų turim. Buvo tokias lempas. Nu, pečiau nutrūkus. Šitą te laikė. Čia ta kita šis. Jau seniau buvo virinta. Čia dar originali likus. Na ir va šita yra iš konteinerio. Ant lenkiškas ašies. Irgi va įleista viskas. Tas pats medinis, ta plokštė. Medinė plokštė dugnas. Čia va buvo nupjauta, nes konteineris buvo 12 metrų, šitam atrodo 8 metrai yra. Čia va konteinerio priekis. Ten viskas tvarkoj. Laiptukai. Cilindras va. Praeitą vasarą jinai visą dirba. Tai ko puikiausiai. Siverč per galą. Nieko įspūdingo, bet to pačiu ir įspūdinga. Rimta viskas. Aišku, jau šitą perka metalą. Darė tą visą rėmą kūzavui. Kiek jinai atsistoja, nežinau. Eurų. To neklauskit. Vienu žodžiu tvarkinga graži priekaba. Telpa irgi normaliai. Nu ir kas matėt, kas nematėt, šita dar yra irgi iš konteinerio likučių. Padarėm žemesnį bortą. Čia buvo naudojama tik tai skarda. Tam visiems. Visa kita iš metalo nupirkta. Rėms 4 tonės. Čia dalykės tas irgi. Čia yra dėta nuo konteinerio. Dėl to gražias siūlės. Jo, šitas kamps, kai jais eina. Bortą dėjom žemesnį, kad į žemę nesiliestų, kai verčias. Jinai jau naudojama. Geras tas spinas, patogias. Lengvas bortas iš tikro gavas. Šiukšliam buvo daryta, veš grūdiniam šiukšliam iš valomosios. Vyris kokius sudėjom. Masyvius 4, aišku, būtų buvę geriausiai dėt 2. Liuks. Girtuoklė, ne? Tai va tiek su tom konteineriniam priekabom. Šiaip geras dalyks. Kai pasidarai priekabą iš to konteinerio, da daug lieka to atraižų. Iš jo tai gali prisidaryti daug šūdo. Karutį va, pavyzdžiui, juokauju. Tai va, iš to 12 metrų buvo konteinerio padaryta na priekaba. Šito priekabo likutis. Iš likučių. Šits konteineris. Dar kažką susidėti. Ir dar dėžę malkom pasidarėm. Nu, nesidarėm jau, ten ką išpjausiam, tas liko. Tai turim kur malkas dėti.
Šitą labai įdomi spalva, gražiai atrodo, debesylis bus. Na va, žinias tokias, kad ašies nėra. O kur ašis? Šiandien išvežėm ašį tekintojam, kad tas goliavietės perteikintų. Padarytų gerai, kaip ir originaliai. Tai va, padarys kitoj savaitėj ašį. Galėsim susirinkti sėjamąją. Dabar dirbam prie lempų. Nu, dar savo stalą biškių greidinom. Spaustuvą įsidėjom tokį nediduką. Privirinau blyną. Centimetrą storį. Čia užvirinau. Ką laikytų kažkiek tais. Nelaužtų. Nes čia skarda. Tuos varikliukus gerai, kad susitvarkiau technologiniam vežėjim. Kaip ir šitko ir jau naujas. Kada čia rudenį įdėjom sraigę. Kad būtų geras. Pakauju, kad oras. Nes ana visai sudilus, kad oras gerai eitų per šlangas. Nes ana jau buvo sudilus visai. Kaip bunkeriai. Skylės išplaktas. Netgi vos ne kiaurai. Sriegis matos vidaus jau. Darbo daug. Apvėrinsim, bent daug apšvėjais ir bus gal tiks, gal ne, gal dar kažką kitą galvosim. Nu va, apvėrinau, bent daug nudrožį viską ir įklyp. Grotuvų pasikėliam. Na va, bus gerai, porą metų tikrai laikys. Bet aš šiaip galvoju apvėrinti čia. Taip. Bet kažkai reikia paskui sutrūkt čia kažkur. Reiks atjaut, bus svarbu vakarienė. Ir dalių sulaukiam. Darom užbokingą. Sąskaita. Čia nėra sąskaita. Gerai, šis čia yra dėl cilindro leidimasis. O šitai jo. Sėjamosios vienas golis kainuoja 120 eurų. O jį keičiam kiekvieną žiemą. 2 golius naujus dedam ir jeigu geri goliai yra iš vidurio, dedam į šonus, kad nebūtų cirkų sezono vidury. Šonais lengviau pakeisti tikrai nei vidury. Taip. Tai va taip. Paskaityk, yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 goliai. 6 goliai yra. Sutvarkyta, padaryta. Nebeklip, tiek pat anoj pusėj.
suprantu. Nu ką, man dalyko susivaržyti štucerius ir galimai įsidėti šitą. O su jumis aš jau atsisveikinu ir susitiksim kitose. Iki, ačiū, kad žiūrit.